Na kągi, sveiki visi. Atvykau į žvejybą. Atvykau pavaikyti upėtakių. Po ilgo laiko nusprendžiau pabandyti pagaliau pažvejoti. Turbūt girdisi upelis. Va. Tai nusprendžiau šiek tiek pažvejoti upėtakių, atsidaryti pagaliau jau žvejybos sezoną. Galbūt pavyks pagauti, galbūt nepavyks, nesvarbu. Svarbiausia, pabandysiu pažvejoti. Eisiu palei upelį, tai taip leisiu žemyn. Žiūrėsiu kaip rezultatas, jeigu nieko, tai pereisiu į kitą ruožą ir eisiu prieš srovę. Tai ką, nelaukiam ir bandom. Tai masaliukų įvairovė didelė. Įvairių masaliukų turiu. Nežinau, nuo ko pradėsiu iš tikrųjų. Gal nuo kažko mažiuko, paprasto. Galbūt nuo vobleriuko pradėsiu. Norėtus gal kažko ryškesnio, iššaukiančio labiau, vis tiek. Vanduo šiek tiek dar šviesus, tikrai gera spalva, šiek tiek apsėdęs. Džiaugiuosi tuom, bet noris dar, manau, to ryškumo. Kažką tokio gal. Bet čia trišakis kabliukas, nelabai man nepasikeičiau, vat. Norėtų su vienšakis, kad būtų, nes nenoriu taip žalotų upėtakiukų. Va, kažkas tokio labai fainaus, manau. Jo, gal nuo jo ir pradėsiu iš tikrųjų. Galvoju, kur čia pradėti. Vietos gražios. Čia graži vieta. Kažkaip reikia tyliai prieiti. Gal iš ten. Tuoj pabandau apeiti. Va, tikrai gražu. Tai šiandien temperatūra oro apie 10 laipsnių. Ganėtinai tokia šilta diena, saulėta, graži. Nešalta tikrai. Jo. Po biškį juodu tolyn. Su guminiais reikia neprisemti. Ne tokie dideli tie guminiai. Britbačių naujų dar vis neturiu. Senus išaugau. Dar naujų nenusipirkau. Tai reikia dabar atsargiai su tais guminiais. Prisemti irgi nelabai fainiai būtų. Ir jo. Ir aš taip įsivaizduoju, vis tiek reikia ieškoti tokių vietų, kur ramiau, giliau. Kaip vasara, taip ir žiemą, aš įsivaizduoju. Tokios vietos jos vis tiek pranašiausias turbūt. Ką? Bandom. Jau užmiršęs, kaip čia reikia tarptų šakų lyst. Klaupti, stotis pastoviai, nes nepralendi. Kliūna viskas. Bet tokia jau ta upėtakių žvejyba. Upėtakių žvejybos dalis čia.
Labai graži vieta. Tai mano žvejybos būdas yra tiesiog mesti, realiai viską daro srovė, o aš po lėto vynioju. Tai manau, tai neblogas būdas. Galbūt reikėtų ilgiau palaikyti, mačiau kiti žvejai, tai būtent ir daro. Nu, aišku, čia kaip kam kas pasiseka. Bandysiu gal vėliau ir su pauzėm labiau. O, įkabinau į kažką. O, atsikabinau. Nice. Kokį radinį radau. Aš čia įsivaizduoju, kas bebras gal. Ai, čia dar ir oda yra. Nu, bijau suklyst, bet gal bebras. Parašykit man, patikslinkit. Žodžiu, gyvūniukas. Pasimiręs jau. Šiaip šernas gal, nes ten su maru kažkaip yra. Galbūt šernas. Jo. Tik vat pastoviai kyla ta problema, kad kol ateini, prieini prie vietos. Vat gera, labai vieta gera. Čia pradėjau iš tikrųjų kampas. Aš tikiu, kad čia ir gyvena žuvelė kokia, bet kol prieini, kol įsipatogini, užmeti gražiai, labai vat ir užkliūna kas nors, ar šiaip kažkas labai šakos sutraška, labai yra sudėtinga gražiai prieiti. Jeigu aš tikiu, kad jei pavyktų gražiau prieiti, tai tikrai daugiau šansų būtų kažką įkabinti. Nes tiesiog neišbaidai, natūraliau. Vis šiaip daug kartų metu tas pačias vietas, nes galbūt koks tinginukas ten kaip tik ir yra, jį iš kokio 3 karto pavyktų išprovokuoti, išvaryti iš žieminio guolio. Va, gražus dabar kaip tik ruožas. Tiesiai taip ir keliausiu, pabiški. Nu, galbūt kažką ir pavyks pagauti, negali žinoti. Ką, bandė mažylis iš tos pačios duobutės, mažiukas, ten nežinau, 10 cm sprendinukas grėbti. Bandau tą pačią vietą. Tik tiek, kad vat esi labai mažytis, tai nežinau, kad iš tikrųjų nenorėčiau, kai suškiptų, nes tegul auga jisai sveikas, nežalot geriau jo. Ką tik turėjau upėtakį, o gerą, labai gerą. Turiu. Let's go. Upėtakis. Okei. Ateik. Ne monstras, bet visgi upėtakis. Opa. Yes. Sezonas atidarytas. Let's go. Yeah. Atsikabino. Yes, labai gražiai. Nu ką, pirmas upėtakis. Nu tikrai gražus. Neblogas, ne rekordas, bet kągi. Upėtakis visgi.
Gerai, super. Jis, man atrodo, 3 kartus atakavo. Palaikysiu vandenį. Noriu dar fotosesiją būtinai pasidaryti su juo. Pabūk. Tu pabūk, gražuolį. Gerai, čia vandenukį pabūk. Opa. Tvarkingai, gražiai. Net nenoriu jo sužeisti. Fotosesiją padarom. Na kągi, fotosesija padaryta. Gražiai. Jau pasišlapinsiu. Ne. Važiuojam, gražuolį. Varyk. Varyk. Yes! Let's go. Let's go. Pirmas upėtakis. Tokia vietelė. Graži. Galbūt 8-12 metimų. Jėga. Jėga, jėga. Super, pavyko. Pirmoji šiais metais 2026 žvejyba ir yra upėtakis. Valio. Na ką, judam toliau. Sudirbo šitas rapaliukas, ryškus. Šio jau tikėjau, po to mažylio prisivijimo. Jau jisai man patiko. Nenuleidau su jo rankų ir va rezultatas. Reiškės, tokia kaip pamoka šios žvejybos, kad jeigu jau matai, kad spalvytė veikia, nepaleisk jos. Galimai jinai sudirbs. Dar kartą. Judu toliau. Šiaip žvejyba, kiek čia žvejojau, gal porą valandų. Dar žvejosiu, gal valandėlę kažkur. Tai dar praseisiu. Bet jau ir šiaip aptemė, jau saulė nusileidus. Šiek tiek vėsiau negu buvo iš pradžių, bet su gerom nuotaikom judam toliau. Jo, lapė guli. O ji gyva ar negyva? Negyva, ji gyva apsimeta. Ji juda. What the fuck? Aš nenoriu labai prie jos artėti, nes ji gali būti nežuota. Tada tai nejuokinga būtų. Ką man su juo daryti? What the hell? Tiesiog lapė guli. Jei gyva, jei juda ausis, nepavyksta užsimaskuoti. Šiek tiek. Ką man daryti? What? Tiesiog guli. Hop, hop! Ir aš nieko negaliu daryti. Blemba. Bijau eit, nes jeigu nežuota realiai. What the hell? Ir neturiu, ta prasme, nieko kito. Aš nei peilio, nu, čia nelabai panaudosiu iš tikrųjų. Bet nieko realiai neturiu. Ką man daryti? Nu ką, aš žinau, guliu tą lapę. Dar vis guli. Tai aš nežinau, ar jin čia taip daro dėl to, kad apsimest, ar čia jai realiai blogai. Nenoriu aš prie jos lyst. Nieką aš jai daryti nenoriu. Panašu, kad apsimet, nes kad tik tais pradedu kažką daryti, atsimerk akikės, bando apsimest, kad jo, guli jinai vis tiek. Nežinau, turbūt kažkas negerai. Nepanašu, kad žvėriuks taip ilgai gulėtų, apsimestų. Gal gudra tiesiog lapė. Žinau. Einu, žodžiu, nuo jos, palieku ją ramybei. Gal šiaip užsimanė miega nori. Nu, tebūnie. Dar vat gražus rožiukai tokie. Juos pabandysiu. Čia tai prasėjusiu. S raidelį išvinguriuosiu. Nu ir ką jau. Turbūt reiks varyti namo. Vis tiek neprižvėjuosi čia belenkiek. Ir tai čia šiandien visokių įvairių įvykių. Pavyko upėtakį pagauti. Čia realiai šiaip žvejyba. Tikrai to nesitikėčiau, jeigu taip atvirai. Judam. Ką, gražus vakaras. Tikrai yra kom pasigrožėti. Bet manau, atėjo laikas užbaigti žvejybą. Nes ką, nelabai turėjau laiko, šiek tiek jau ir ruožas mano baigęs, ta geroji dalis, sakykim,
Tikrai smagu buvo, daug įspūdžių, gulinti lapė, jau miręs bebras ar šernas koks, parašykite komentarus. Upėtakiai, viskas super, liuksas. Tinai nepamirštam parašyti, kaip jums sekasi, ką pagavę, kaip sezono pradžia, kokie rekordai. Na ir ką, iki kito karto.